siūlau šiandien kandidatui vienmandatę, tai gerbiamą mūsų bičiulį Tomą Martinaitį. Šiuo metu čia aš manau vis tiek, 2-3 žodžius turi pasakyti tautai, įsivaizduoju, kad čia tauta, ne bičiuliai, dėl ko tu eini, ką tu nuveiksi ir iš tikrųjų aš galiu pasakyti šitam darbe užuojautam. Tai nėra lengvas dalykas, tas, kas nekandidatavo, tai nežino, bet Zofija tikrai gali pasidalyti patirtim, kur vėlgi mūsų buvo sėkmė, kad jinai pirmą kartą buvo išėjusi į antrą turą, mes to neturėjom, sakykim, ir prašau, žodžiais Tomui. Labas vakaras. 2-3 žodžiais turbūt bus sunku pasakyti, ką aš norėčiau pasakyti, bet prisipažinsiu iš tikrųjų visą šią savaitę labai aktyviai, intensyviai ruošiamės gerbiamo premjero atvykimui ir apie tą kalbą pačio asmeniškai pagalvoti laiko daug tikrai neturėjau, bet norėčiau pasakyti taip, kad šiandien stoviu prieš jūs čia ir iš tikrųjų džiaugiuosi matydamas tiek šiltų, pasitikinčių akių, veidų, jausdamas jūsų palaikymą. Ką minėjo ir premjeras, ką minėjo ir gerbiamas meras, be visų mūsų žmonių čia, kurie yra čia susirinkę, tikrai pergalės pasiekti nei Seimo rinkimuose, nei kažkokiuose kitose rinkimuose nebūtų įmanoma. Daugelis mano kartos žmonių, su kuriais aš mokiausi tiek Vilniuje, tiek Kaune, klausė iš tikrųjų, kodėl tu grįžai į Akmenę ir ką tu ten daug galia veiki. Tai aš jiems tvirtai atsakau, kad kas kitas, jei ne mes ir jei ne dabar, prisiimsime atsakomybę už savo kraštą. O matydamas jūsų visų veidus čia, aš matau tai, dėl ko ir verta dirbti. Dėl tų žmonių, su kuriais pastaruosius 4 metus iš tikrųjų bendravau, dalinausi rūpesčiais, dalinausi vargais, taip pat džiaugiausi pergalėmis. Praėjusiais metais mes jas pradėjome iš tikrųjų sėkmingai. Aš vis tiek norėčiau prisimti tą dalį atsakomybės, jeigu merai išrinko tiesiogiai, tai suprasčiau, kad patarėjas pakankamai neblogai dirbo. Bet aišku, tai buvo pasiekta didelės komandos dėka ir tas 10 vietų, ką mes turime savivaldybės taryboje šiuo metu, iš tikrųjų yra mūsų ilgamečio darbo rezultatas. Praėję metai taip pat man buvo ir asmeniškai labai svarbus. Turėjau keletą ypatingų galimybių atstovauti mūsų kraštą. Tiek ir tie 10 kilometrų praeiti Sibire, tiek ir televizijos laidoje tas auksinis protas, kur teko irgi, sakyčiau, atstovauti Akmenės kraštą, pasisekė. Su Dievo pagalba man pasisekė tikrai tinkamai atstovauti mūsų kraštą. Tikiuosi, kad Dievo palaikymas ir jūsų visų palaikymas mane lydės ir toliau. Aišku, didžiausia sėkmė vadinčiau tai, kad praėjusiais metais mano gyvenimo meilė sutiko tapti mano žmona. Sutiko tapti mano žmona. Tikriausiai daugelis vis dėlto galvoja, džiaugdami mane iš tikrųjų, kad jaunas žmogus ir labas kartą. Aš apie tai kalbėjau. O dabar jau visą mintis išgaravo. Tikrai yra atsakomybė didelė. Ir tiek ir asmeniškai mano šeimai. Jeigu mums pasisektų į Vilnių, bet aš žengiu šį žingsnį drąsiai, todėl kad žinau, kad yra didžiulis žmonių palaikymas. Klausė manęs, ar Vita tave išleis į Vilnių. Aš labiau abejoju, ar mane Vitalijus išleis į Vilnių, nes prisipažinčiau, per tuos metus mes tikrai labai susigyvenom, labai kartu žengėm koja kojom ir aš džiaugiuosi, kad tai buvo labai didelė man asmeniškai mokykla. Kiekvienas problemos sprendimas, kiekvienas žingsnis į priekį buvo pamoka ir su tuo nusiteikimu, su ta viltim, su tikėjimu mūsų Akmenės kraštu žengiu dar vieną žingsnį šituos mūsų Seimo rinkimus. Aš labai prašau jūsų kiekvieno palaikymo, nes, kaip sakyt, kovoti prieš jau esamą Seimo narę, nes Saulius Gucevičius tikrai neabejoju, kad dalyvaus šitos rinkimuose ir jį nugalėti, tikrai finansinių išteklių, tokių išteklių mums varžytis bus pakankamai sunku. Bet mūsų vienybė, mūsų jėga yra tai, ką mes turime čia. Mes turime vieną kumštį, su kuriuo galime pasiekti pergalės. Ir aš tikiu, tvirtai tikiu, kad rudenį mes turėsime tą daugumą Seime ir kurios maža dalim galėsiu būti ir aš pats. Su jūsų palaikymu, su jūsų pritarimu, prašau palaikyti mano kandidatūrą.
Dėkui Tomui.